Ir jeigu kažkas nespėsit visko išgirsti ar kažką praleisit ir norėsit dar kartą peržiūrėti, tai YouTube kanale Antakalnio poliklinikos puslapyje paskaitos įrašas bus įkeltas ir galėsit pažiūrėti vėliau dar kartą. Taip, tai man atrodo, kad aš tada nieko nelaukusi pradedu, kviečiu įsitaisyti patogiai, jaukiai ir taip, tuoj bandysiu pasidalinti skaidrėm, kad būtų lengviau manęs klausyti. Taip, ir tikiuosi, kad aš vis pamirštu, per kurį pasidalintas skaidres, bet turėtų būti gerai, teisingai atsimenu. Tikiuosi, kad skaidrės jums keičiasi, nes dabar tai nematau jūsų atreagavimą. Tai šiandien apie motyvaciją kalbėsim. Man atrodo, kad labai tokia aktuali tema, nes tiek darbiniai praktikoje, sakyčiau, tikrai nereta problema, su kuria ateina žmonės, dėl kurios kreipiasi žmonės, kad sunku save motyvuoti kažko siekti arba sunku atlikti darbus užsibrėžtus yra. Tai šiandien pabandysim aptarti priežastis, kurios gali apsunkinti, sumažinti tą motyvacijos kiekį. Ir kartu pasikalbėsim apie tokius būdus, kurie gali pagelbėti šiek tiek tą motyvaciją kilstelti. Ką noriu gal iš karto akcentuoti, kad mes kalbėsim apie tokius bendrus dalykus, kurie gali būti būdingi visiems žmonėms. Bendrus pagalbos savo būdus. Kartais motyvacijos nebuvimas yra susijęs su gilesnėm priežastėm. Tai gali, pavyzdžiui, būti, sakykime, ir tam tikrų sutrikimų, pavyzdžiui, depresijos vienas iš simptomų, kad niekas nedomina ir neturi jėgų nieko siekti. Tai mes į tokias individualias priežastis nesileisim čia, bet pabandysim daugiau pakalbėti apie tokius bendras priežastis, bendrus pagalbos būdus, kurie gali šiek tiek padėti. Ir net jeigu yra kažkokie individualūs dalykai, tokiu atveju reikėtų juos patyrinėti, paanalizuoti su psichologu ar psichoterapeutu tuomet individualiuose konsultacijose, bet vis tiek šitie būdai, jeigu priežastys yra, sakykime, kažkokios gilesnės, individualios, man atrodo, kad šitie būdai vis tiek gali būti bet kuriuo atveju naudingi. Taip, ir keliaujam po truputėlį. Tai noriu pradėti nuo to, kas mums sutrukdo siekti tikslų, atlikti numatytus darbus, kas yra tie dalykai, kurie pavagia iš mūsų motyvaciją. Tai pirmas momentas, į kurį patiems savo reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra į užplūdusi beviltiškumo jausmą. Jeigu aš savo kartoju ir uždedu tokią etiketę, kad aš esu nemotyvuotas žmogus iš esmės, jau tiek kartų kažko ėmiausi ir man nepasisekė, aš tiesiog nemotyvuotas žmogus, natūralu, kad tos motyvacijos savo taip pasakius tikrai niekaip nepadaugės, nes kai mes savo užsidedam tas etiketes, tokias žodinės, tokio vidinio kritiko, aš sakyčiau, etiketes, kad aš esu kažkoks blogas studentas, blogas darbuotojas, aš esu nemotyvuotas žmogus, mes save kažkaip tam tikrą prasme baudžiam už tai,
ko mums neišeina padaryti. Tai yra tokiais agresyviais žodžiais savo. Bet paprastai ta bausmė, jinai dar labiau skatina susigūžti, ar ne? Galbūt šitoje vietoje irgi galima svarstyti, kaip pastebėti, kai aš savo sakau ir dedu tokias etiketes, kaip pavyzdys, ar ne, kad aš esu nemotyvuotas, tiesiog apskritai nemotyvuotas žmogus. Ir patyrinėt, o ar tikrai šita uždėta etiketė yra 100% teisinga. Šitoje vietoje galima pagalvoti, ar buvo kažkas, ką aš padariau, ką man pavyko padaryti, galbūt tai labai mažas dalykas kažkoks buvo, su kuo tai buvo susiję, kas man anksčiau padėjo įgyvendinti kažkokį, kad ir mažą tikslą. Ar tai buvo susijęs su tuo, kad aš norėjau tai padaryti, kad aš mačiau, pavyzdžiui, prasmę tai daryti kažkokią ir buvo tai susiję ne su reikia arba privalau žodžiu, bet su noriu, ne? Ir tada man pavyko. Ką aš tada dariau kitaip negu dabar, kas man padėjo. Ne, tarsi kažkaip paieškoti, kad ir mažų sėkmingų patirčių savo gyvenime, aš tikrai tikiu, kad kiekvienas mes tokių turim. Ir pagalvoti, o kas tada man padėjo. Neužkabint savo tos etiketės, kad tokios arba viskas, arba nieko, ne? Kitas aspektas, tai yra bejėgiškumo jausmas. Motyvacijai sustiprinti nepadeda laukimas, kaip sako, mūzos ar ne kažkokios, kad aš išlauksiu, kada mūza ateis, išlauksiu tinkamų kažkokių išorinių aplinkybių, geros nuotaikos, dabar aš nieko, sakykime, negaliu daryti, nes nuotaika ne ta. Gal nepakankamai čia išsimiegojau, ar ne. Labai dažnai motyvacija ateina pradėjus daryti tiesiog. Nes mus motyvuoja jau tas apdovanojimo jausmas, kai jau kažkokį žingsnelį nuėjau, jau kažkokį, pavyzdžiui, 1%, ar ne, padariau, beliko ne 100, o jau 99. Tai kartais pradėti dalykus reikia neturint motyvacijos, to jausmo, ir motyvacija atsiranda bedarant dalykus, o nelaukiant, kada jinai stebuklingų būdų iš kažkur atsiras. Tai jeigu jau pastebit, kad ilgą laiką jūs neturit motyvacijos kažko daryti, galbūt tikrai per tokį, net truputėlį prisivertimą, gal užsibrėžiant kažkokį mažesnį laiko tarpą, sakykime, kad aš padirbėsiu dabar 10 minučių, prisėsiu ir žiūrėsiu, kaip bus, ar ne? Tai jeigu pastebit, kad tos motyvacijos jau ilgą laiką nėra, tiesiog turbūt jau verta pagalvoti apie tokį labiau prisėdimą ir pabandymą, negu kad laukimą kažkokio jausmo. Ir trečias aspektas, kuris sutrukdo augti mūsų motyvacijai, toks tarsi nusteikimas, kad visko bus per daug, kad aš nepajėgsiu. Kartais mūsų protas žaidžia tarsi tokius žaidimus, turbūt tai būtų galima vadinti tam tikrom mąstymo klaidom, jeigu žvelgiant iš kognityvinės elgesio perspektyvos tų sąvokų. Tai kartais, kai mes gaunam kažkokius darbus, mes nuteikiam save, tarsi, kad viską dabar reikės atlikti iš karto. Ir mūsų psichika labai išpučia ar tas laukiančias užduotis ar konkretų darbą iki labai tokių didelių. Ir mes save prisigąsdinam anksčiau laiko. Šitoj vietoje visai gali padėti susirašymas konkrečių darbų, ką aš konkrečiai turėsiu padaryti. Jeigu, sakykime, esat studentai, ar ne, tai ką aš konkrečiai per šį semestrą, kokie bus atsiskaitimai, kokie bus dalykai, kokios bus potėmes, kuo smulkiau užsiskaidom savo, ar tai kompiuterio ekrane, ar ant lapo, kam kur patogiau, tuo mes matom realesnį vaizdą. Ir aš toliau kalbėsiu daugiau apie įvairius pagalbos savo būdus, bet kadangi šito tokio pratimo ten toliau neminėsiu, tai aš
papasakosiu apie jį tuomet šitoj vietoj. Kognityvinės elgesio terapijos terapeutai siūlo vieną tokį pabandyti pratimą padaryti, siekiant pastebėti tas proto daromas klaidas, kada protas truputėlį per daug išpučia visus, sakykime, laukiančius darbus. Tai galima, pavyzdžiui, pasiimti vieną darbą, kažkokį, kuris vieną žingsnelį mažą ir savo jau užsirašyti, koks tas žingsnelis yra, ir prieš darant tą darbą subjektyviai tiesiog įvertinti procentais, kiek aš dabar manau, kad tas darbas bus pirma sunkus, sudėtingas, o kiek manau, kad šis laukiantis manęs darbas bus malonus. Tada jau bandau atlikti tą darbą ir kai jį atlieku, dar kartą savo įsivertinu, kiek iš tiesų šitas darbas man pasirodė sudėtingas, o kiek jis man pasirodė malonus. Būna įvairiai, kartais tikrai ir iš pacientų praktikos tenka su to susidurti, kad sako žmonės, pastebėjau, kad vis dėlto, sakykime, buvo sudėtingesnis darbas negu maniau. Arba maniau, kad reikės mažiau laiko, bet prireikia, sakykime, tam darbui daugiau laiko. Tai apie tai galima tada irgi daryti išvadas, tai irgi yra informacija, kad galbūt man, sakykime, jeigu pamatau, kad darbai yra sudėtingesni negu aš tikėjausi, gal galiu tada savo atsidėti daugiau laiko tiems darbams padaryti, kad nekiltų toks stiprus stresas. Bet labai neretu atveju mes darydami šitą pratimą pastebim, kad psichika mūsų išdidino laukiančius darbus ir kai jau atlieku darbą, žiūrinu, kad nebuvo ten taip jau neįveikiama ir sunku, dariau ir padariau. Nežinau, ar kai apie tai kalbu, tikrai galit galbūt pagalvoti, prisiminti, ar yra jums irgi tekę su tuo jausmu susidurti, kai darot darbus, kad iš pradžių labai arba bijojau, arba atrodė, kad nepadarysiu, neįveiksiu, o kai padariau, žiūriu, kad tikrai išėjo ir to nusiteikimo iš ankstinio negatyvaus buvo tikrai daugiau, negu kad realybė patvirtino, kad jo turėjo būti. Taip, tai keliaujam dar toliau. Čia kalbėjau apie tokius daugiau jausmus ir nusteikimą ir dar noriu paliesti truputėlį, koks mūsų elgesys kartais mums trukdo atlikti darbus. Tai vienas iš momentų, kurie sutrukdo mums atlikti darbus ir kartu tikrai smukdo mūsų motyvaciją, tai yra nekokybiškas poilsis, kurio šaknis yra atidėliojimas. Tikrai galbūt ir patys save atpažinsit, kai laukia kažkoks nemalonus arba mūsų nuomonė sunkus darbas, mes savo kartais sakom, dabar pažiūrėsiu tą vieną serialo seriją ir jau po to pailsėsiu dabar per tą seriją ir jau kad kibsiu, tai kibsiu į darbus. Bet dažnai realybė yra tokia ir aš tikrai irgi kviesčiau jūs pačius patyrinėti iš savo patirties, tai ką sakau, paeksperimentuoti gal netgi. Neretai atsitinka taip, kad kai mes įsivaizduojam, kad dabar sužaisiu žaidimą kokį nors, pažiūrėsiu serialą, paskaitysiu 5 straipsnius kokiam nors žinių portale ir taip pailsėsiu, tada kibsiu darbus. Mes save truputėlį apgaunam, nes toks poilsis, jis dažnai apkrauna mūsų psichiką, informacija tik jinai yra kitokia. Bet mes lygiai taip pat žiūrėdami ar serialą, ar skaitydami kažkokius straipsnius, ar scrollindami, mes lygiai taip pat kaupiam informaciją, tik tiek, kad jinai yra kitokio pobūdžio. Bet mūsų smegenys iš esmės tikrai nesilsi. Tai šioje vietoje tikrai, jeigu jaučiam, kad reikia to atokio, tai
geriausia būtų nestimuliuojančios veiklos, kad nebūtų papildomų stimulų. Galbūt tai yra gilus pakvėpavimas, meditacija, nežinau, pasivaikščiojimas gamtoj. Smegenys puikiai suaktyvuoja ir intensyvesnis šiek tiek sportas, ar ne? Tai, bet ne naujos informacijos kaupimas. Nes paprastai tas eigoje tik tai išvargina ir jau kai prisėdam prie darbų, tampa juos atlikti sunkiau. Ir kartu šitoj vietoje aš dar norėčiau turbūt irgi paminėti vieną momentą, kad galima savęs paklausti, kai aš savo sakau, kad dabar pažiūrėsiu, sakykime, serialą ir jau eisiu vėliau po to serialo daryti darbus. Galima patyrinėti, iš kokio jausmo man dabar norisi tą serialą pažiūrėti. Ar tikrai dabar tai yra būtinybė ir aš tikrai jaučiuosi daug nuveikęs ar nuveikusi ir man reikia poilsio, ar save pagauti, ar tai aš jaučiu kažkokį jausmą, galbūt tai yra baimė pradėti tą darbą, galbūt nepasitikėjimo savimi jausmas ir aš tuo serialo žiūrėjimu arba žaidimu arba straipsnių skaitimu bandau to jausmo išvengti, nes jis man yra labai nepatogus arba gąsdinantis ir negaliu patverti niekaip to jausmo, tai tokie išoriniai stimuliantai labai gerai padeda kartais nuo savo jausmų pabėgti. Bet kai aš jeigu man pavyksta įsivardinti, kad aš vis dėlto bijau pradėti tą darbą, ne, kartais būna tokių labai įvairių priežasčių, kartais mes bijom, ne, kad nepavyks, bijom, kad jeigu nepavyks, tada mus nuvertins kiti, ar ne, arba nubaus, arba save nubausim nusivertindami. Bet būna kartais ir tokių priežasčių, dėl ko mes bijom ir atidėliojam darbų atlikimą, tai gali paradoksaliai nuskambėti, bet kartais tai būna, kad, pavyzdžiui, mes bijom sėkmės. Nes sėkmė kartais gali reikšti, kad, arba mes taip įsivaizduojam, kad jeigu man pavyks puikiai padaryti šitą darbą, kitų lūkesčiai mano atžvilgiu gali labai užkilti. Ir tada jis irgi atsiranda tas toks nepasitikėjimas savim, kad o jeigu kitų lūkesčiai užkils, aš sudėtingesnių darbų galiu nebeatlikti. Tai čia toks tyrinėjimo iš tikrųjų yra dalykas savo jausmų, savo minčių, bet galima tikrai kažkaip stabtelti ir paklausti, ar dabar tikrai būtina man sužaisti tą žaidimą, ar bandau vis dėlto aš čia nepailsėti, o kažkaip pabėgti nuo jausmų ir išvengti tos darbo pradžios, kuri eina kartais tikrai su tokiais nepatogiais jausmais. Kitas aspektas tai yra darbas be poilsio, kai mes tarsi esam lyg perdėtai užimti kiekvieną akimirką. Ne tik, sakykime, naršymas internete, serialai, dar kažkas padeda pabėgti nuo jausmų, bet ir perdėtas užimtumas kiekvieną sekundę. Kartais mes prisikraunam tiek daug darbų, kad to laiko pradėti laukiančius svarbius darbus, kurie galbūt natūraliai mus ir neramina, nes jie mums yra svarbus iš esmės. Nebelieka laiko, sakykime, prisėsti jau prie to darbo. Ir save lyg apgaunam, nes pasakom, kiek aš daug nuveikiau. Galbūt irgi esat susidūrę ir toks populiarus pavyzdys būna apie kaip prieš laukiančius svarbius kažkokius ar atsiskaitimus, ar darbus, būtinai prireikia sutvarkyti visus kambarius, išsivalyti, iššveisti, arba kažkokį reikalą būtinai sutvarkyti netidėliotinai, ar ne. Ir lyg savo galiu pasakyti, kad aš tikrai labai daug dariau ir buvau užimtas, bet vėl tas toks perdėtas užimtumas paslepia ir leidžia pabėgti nuo tos realybės truputėlį, bent jau, kad aš prie savo svarbių darbų taip ir neprisėdu. Tai kviečiu tiesiog pareflektuoti, galbūt tai, ką aš šneku, kai jausit, jog
tos motyvacijos nėra arba jinai sumažėjus, ar gali būti kažkokios vienos iš tų priežasčių ir jums būdingos, apie kurias aš užsiminiau. Tai dabar keliaujam toliau ir jau pakalbėsiu apie tai dar papildomai, jau pradėjau kalbėti apie tos būdus, kurie padeda mums judėti to užsibrėžto tikslo link, bet pratęsiu ir pasidalinsiu keliais tokiais žingsneliais, būdais, technikom, kurios taip pat galbūt gali pagelbėti. Tai kviečiu irgi pasityrinėti, kiek kiekviena iš jų galbūt jums irgi tiktų ir kiek būtų galima ją pritaikyti jūsų pačių gyvenime. Tai keliaujam. Pirmas toks momentas tai yra tinkamai sau susiformuluoti tikslus. Kitaip tariant, užsibrėžti realistinį tikslą. Sakykime, toks tikslas, aš noriu turėti daug pinigų, yra gana abstraktus tikslas. Jis lyg toks, kaip labiau tai yra labiau noras, o ne tikslas, ne? Jeigu aš įsivardiju savo norą, sakykime, kad aš noriu turėti daugiau pinigų, noriu turėti didesnį finansinį stabilumą, pirmiausiai, greičiausiai man teks išsikelti, sakykime, tikslą, pavyzdžiui, tapti savo srities profesionalu, ne? Ir tada dar čia galbūt mažesni kažkokie žingsneliai iki tol eina. Kad tikslas turi būti pirmiausiai toks apčiuopiamas, ar ne? Ir svarbu čia šitoje vietoje akcentuoju atskirti tikslą, kuris turi būti apčiuopiamas nuo tiesiog noro, ne? Toliau. Svarbu yra suformuluoti kuo konkretesnius žingsnius, kurie padėtų pasiekti to norimo tikslo. Tai sakykime, jeigu jūs norite tapti finansiškai saugesnis, ar ne? Ar saugesnė, galbūt reiks tada susikurti tam tikrą pajamų gavimo planą. Gal jums praverstų tada pirmų žingsnelių užsivesti kažkokią pajamų ir išlaidų lentelę, ne? Gal reikia grįžti ir pabaigti kažkokius mokslus arba pakelti savo kvalifikaciją, kažkur pradėti mokytis. Gal metas pradėti, nežinau, uždirbti papildomų pinigų iš seniai puoselėto kažkokio hobio, ne? Tai kuo konkretesnius žingsnelius susiformuluoti, kas leistų man eiti link to didesnio tikslo. Ir kas yra dar svarbu, tai vienu metu stengtis susikoncentruoti tik į vieną žingsnelį, nes kaip mes jau kalbėjom, kai mes pradedam galvoti, kiek čia dar daug kelio laukia iki to tikslo, tikrai tas labai pradeda gąsdinti ir demotyvuoti. Bet jeigu aš vienu metu susikoncentruoju į vieną savo kažkokį uždavinį, tikrai tampa lengviau. Tai mums leidžia ir sutelkti daugiau savo energijos į tą konkretų žingsnį. Ir mes tikėtina tikrai dirbam tokiu atveju efektyviau ir mažiau nerimo patiriam. Taip pat yra labai naudinga savo pabandyti ieškoti ir pagalvoti iš anksto apie kliūtis, kurios mūsų gali laukti tame kelyje. Ar ne, kas man galėtų sutrukdyti pasiekti tą tikslą. Galbūt aš šiuo metu dirbu per kelis darbus ir svarstau, kad gal man nebus pakankamai energijos, ar ne, dar naujo kažkokio tikslo siekti. Tai gal aš galiu kažką susimažinti, ar ne? Tai čia jau ėjimas į tą kliūčių įveiką. Šitoj vietoj, kaip jau minėjau, tikrai irgi gali padėti savo pozityvių, sėkmingų patirčių prisiminimas ir paanalizavimas. O kokios mano stiprybės man padėjo anksčiau? Kokios mano savybės vidinės man padeda gyvenime, kurios galėtų, sakykime, padėti galbūt ir šitoj situacijoje.
kokie žingsniai man anksčiau padėjo, gal kažkokie išoriniai resursai, kiti žmonės man galėjo anksčiau padėti. Tai gal ir šį kartą kažkuo tokiu galiu pasinaudoti ar ne, paprašyti kitų pagalbos. Tai tiesiog pagalvoti apie ankstesnę pozityvę patirtį, apie savo stipriąsias savybės, kurios man gali padėti, apie žodžius, kuriuos sau pasakysiu, jeigu man neišeis. Galbūt netgi galima užsirašyti, o ką aš sau ateityje nenorėčiau pasakyti, jeigu aš užstrigsiu, sakykime, siekdama ar siekdamas to tikslo. Ką sau norėčiau priminti. Nes normalu, kad siekiant kažkokių tikslų, ta motyvacija svyruoja ir susidūrus su kliūtim, tikrai galime jaustis pasimetę, sunerimę. Tai yra labai normalūs žmogiški jausmai. Tai kartais priminimo savo, ar ne, vardan ko aš tai darau, kodėl aš galiu galbūt ar ne tai padaryti, tai kas man gali padėti įveikti, yra labai svarbus. Labai svarbu tikslų yra siekti tiek, kiek įmanoma su tokiu malonumu, ne per tą žodį reikia arba aš privalau kažką padaryti, bet paklausti savęs, o kodėl aš noriu. Kartais tikrai būna natūralu tokių darbų, kurie mums nėra labai įdomus, sakykime, kad jeigu studentai ar ne, ruošiamės kažkokiam atsiskaitimui iš dalyko, kuris mūsų nedomina arba yra labai sudėtingas mums. Dažnai būna ta motyvacija, kad aš privalau arba reikia. Bet tai jau pasikartosiu, geriau yra savęs paklausti, o dėl ko aš pats norėčiau arba pati išmokti šitą dalyką. Gal man to dalyko pažymys padės stojant kažkur vėliau, siekiant savo to aukštesnio tikslo. Gal kažkokios bent dalis žinių, kurias aš galiu gauti iš šito dalyko, man pravers vėliau siekiant irgi to, ko aš noriu. Ne? Tai vis laiką pagalvoti, o dėl ko man tai būtų svarbu daryti. Ir kitas momentas, kuris irgi yra svarbus, tai stengtis atkreipti dėmesį į tai, ką aš jau nuveikiau, o ne vien tai, ką dar liko padaryti. Šitoje vietoje gali visai padėti įvairūs, vėl kaip kalbėjau, susidaryti kažkokį sąrašą tų konkrečių darbų ir mažas labai dalykas. Išsibraukinėti darbus arba pasidėti pliusiuką prie to darbo, kurį aš jau atlikau, tada aš jau matau realiai, kad pasirodo visai aš jau nuėjau nemažą kelią arba bent jau pradėjau tą kelią eiti. Ir šitoje vietoje reikėtų atkreipti dėmesį į savo tokias asmenybės, kartais mes turim savybės ar minčių klaidas darom, kai nuvertinam pozityvius dalykus, ir išryškinam savo, akcentuojam to, ko neturiu. Nebematau to, ką turiu, nuvertinu tai, ką jau padariau, čia mažmožis, ką aš padariau. Ir akcentuosiu tik tai, ko dar neturiu, arba ko dar nepadariau, arba kas man neišeis. Tai yra tokia minčių klaida, nes mes lyg atgręžiam savo žvilgsnį tik į vieną pusę ir nebematom kitos. Labai geras, mano nuomonė, metodas yra siekiant kažkokio tikslo vesti dienoraštį. Šitas metodas, aš manau, ne tik siekiant tikslo gali būti naudingas, bet ir tiesiog kasdienybei. Tiesiog savo pasižymėti, kaip aš jaučiuosi. Tai aš šiandien, kad ir mažiuką žingsnelį padarau to tikslo link. Ir kaip aš jaučiuosi, kai nieko nedarau dėl to, sakykime, išsikelto tikslo ar darbo, kuris manęs laukia, kurį reikia atlikti. Kartais tikrai motyvuoja vien tas žinojimas, kad gerai, gal aš neatliksiu viso darbo šiandien, bet aš žinau, kad aš jausiuosi geriau net tada, jeigu atliksiu bent vieną žingsnelį.
Tai tiesiog tas pafiksavimas toks sąmoningas gali būti tikrai naudingas. Labai gali praversti taip pat ir įvairūs vaizduotės pratimai. Tai šitoj vietoj galime pabandyti, kai, sakykime, jaučiam, kad yra tikrai sunku, nebeturiu jėgų, ne? Tai čia nekalbu, kad tikrai kartais nebūtinai reikia ir pailsėti, kad nenuskambėtų mano čia paskaita, kad ir kaip besijaučiu, vis tiek einu ir darau, ar ne? Tai tikrai mums reikia ir pertraukų tarp darbo. Natūralu, kad mes pavargstam, tai yra tikrai gyvybiškai svarbus dalykas, bet būna kartais, kad tos motyvacijos nėra ne iš nuovargio, bet tiesiog jinai sumažėja, kažkur, sakykime, užstrigau ties sudėtingesnė vieta, nežinau, ką daryti, ar ne, norisi mesti. Galima panaudoti tokį vaizduotės pratimą, kai užsimerkiu ir pabandau įsivaizduoti, kad aš jau pasiekiau tą tikslą. Ir kuo detaliau savo vaizduotėje nupiešti tą paveikslą, o kaip aš jaučiuosi šią akimirką, kai man jau pavyko savo tikslą pasiekti. Kaip aš galėčiau apibūdinti arba kaip aš įsivaizduoju savo gyvenimą tada, kai aš tą tikslą pasiekiau, kas yra kitaip. Kartais vien tas jausmas tikrai irgi, kuris atsiranda vaizduoti, kaip yra gera, kaip padarau tą darbą, kai įsivaizduoju, tikrai gali vėl mus įkvėpti ir pamotyvuoti. Tai tikrai savo vaizduotę galima šitoje vietoje irgi į pagalbą pasitelkti. Aišku, yra labai svarbu nebijoti koreguoti žingsnelių, jeigu kažkokie neveikia. Mūsų klaidos, čia turbūt tik pasikartosiu, tai kartais mes jas priimam kaip kažkokį patvirtinimą savo, nežinau, prastų gebėjimų, ypač jeigu mūsų savivertė yra mažesnė, tai tą klaidą aš automatiškai priimu kaip patvirtinimą, kad iš tikrųjų man niekas ten nesiseka, ar ne? Bet iš tiesų, netgi ir tos klaidos, kurias mes padarom, jos mus kažko išmoko, mes kaupiam patirtį tam tikrą, ar ne? Aš matau, jeigu tas sprendimo būdas uždavinio netiko, ar ne, tai aš žinau, kad jau šito aš nebetaikysiu, jau man liko mažiau, ar ne, kažkokių sprendimo būdų išbandyti. Galbūt aš kažkokią patirtį įgysiu, kuri man pravers keliaujant toliau to tikslo link, žinosiu galbūt ką kitaip daryti, ko nedaryti. Tai irgi yra patirtis. Tai svarbu nebijoti ir koreguotis. Ir jau apie tai truputėlį užsiminiau, bet tikrai šitoje vietoje yra svarbus ir artimųjų, ir draugų palaikymas. Tik šitoje vietoje, aišku, tada aplink save yra geriau susiburti tos žmonės, kurie iš tikrųjų jūs palaiko, o ne nuvertina, kritikuoja ir bando vis priminti, kaip jums neišeis ir kad jūs užsibrėžėt kažkokio nepasiekiamo tikslo, ne? Tai yra tokie kartais tikrai demotyvuojantys žmonės. Tai svarbu suburti tokią palaikymo komandą aplinkui save siekiant tikslų. Ir toliau, kas yra labai svarbu motyvacijai, tai yra savo laiko planavimas. Dar paskutiniai daly noriu trumpai aptarti keletą momentų, kurie gali mums padėti planuoti efektyviau savo laiką, savo darbus, tam, kad tą motyvaciją mes išlaikytume. Tai man labai patinka psichoterapeuto Eugenijaus Laurinaičio mintis, galbūt kai kurie būsite ją girdėję, tai čia pacituosiu jį, kaip jis sako, yra tokia 3-8 taisyklė. 8 valandos darbo, 8 valandos laiko savo kažkokiems dalykams ir 8 valandos miego. Taip turėtų būti išskirstyta para. Tai čia norisi tik atkreipti dėmesį, kad tiek miegas, tiek laikas savo ir savo dalykams yra lygiavertiškai svarbus šalia darbo. Kad efektyviausiai tikslų siekiam ne tuomet, kai dirbam be pertraukų, be perstojo. Tada yra toks tikrai
tiesus arba dažnas kelias į perdegimą, bet tuomet, kai leidžiam sau ir atsikvėpti ir atsigauti savo psichinių miego metu. Visai geras būdas yra ryte skirti 10, sakykime, ar 5 minutes susižymėti dienos darbams. Ir planuojant tos dienos darbus gali pagelbėti tiesiog tokie keli klausimai. Tai galima pasvarstyti, kiek laiko visas darbas, kurį aš turiu atlikti, apskritai užims. Sakykime, jeigu aš žinau, kad man reikia parašyti rašto darbą, pavyzdžiui, bakalauro darbą, kaip aš tik preliminariai įsivaizduoju, kiek man reikėtų apskritai laiko. Tada galima pasvarstyti, kiek konkrečiam žingsneliui, jau išsiskaidžius į žingsnelius tą didelį darbą, aš kiek laiko galiu skirti šiandien, kiek aš noriu skirti ir kiek aš galiu skirti. Jeigu darbas mūsų laukia jau netolimoje ateityje ir laiko nebėra daug, aš siūlau paprastai labiau vadovautis tuo klausimu, ne kiek aš norėčiau skirti laiko tam darbui arba ne kiek apskritai mano nuomonė reikėtų, bet kiek aš galiu. Šitoje vietoje netgi galima skaidyti ir pasigalvoti, jeigu man atsiskaitimas laukia poryt, tai aš dar turiu pasiruošti ir kitam atsiskaitimui, tai šitam aš iš viso turiu 8 valandas. Man reikia pasiruošti 4 temas. Tai reiškia, vienai temai aš turiu 2 valandas, gal netgi šiek tiek mažiau, kad pasilikčiau laiko pasikartojimui. Tai jau žiūriu, kiek man laiko beliko. Tai mano nuomonė yra efektyviau. Tai jau šitą užsiminiau klausimą, kokie veiksmai, kokie maži žingsneliai įeina į tą darbo valandą savo įsivardinti. Ir čia šitoje vietoje visai naudingas dalykas yra paeksperimentuoti ir pastebėti, galbūt jau šitą ir žinot, o kada yra mano tokios našiausios valandos. Tos našiausios valandos reiškia, kada aš dirbu efektyviausiai. Paprastai daugeliu žmonių tai būna ne ankstyvas rytas ir ne vėlyvas vakaras, bet kažkur vidurdienis, bet galbūt jums, pavyzdžiui, dirbasi geriausiai ką tik atsikėlus. Tai reikėtų pastebėti ir tada tą našiausią laiką geriausia būtų skirti svarbiausiams darbams. Ir taip pat naudinga yra apgalvoti, kokioje vietoje dirbsiu. Labai dažnai mūsų motyvacija sumažina tos erdvės, kurios yra persidengusios, darbo erdvė yra persidengusi su poilsio erdvė. Nes mūsų poilsio erdvėje natūraliai yra daug pašalinių įvairių trukdžių kažkokių, tai sakykime, žaidimai kažkokie, malonios knygos, dar kažkas, virdulys, prie kurio galima bėgti nuolat arbatos pasidaryti. Tai visai naudinga, jeigu jau jaučiat, kad tikrai turit problemų su motyvacija, pagalvoti, kaip aš galėčiau susikurti tokią darbo vietą, kurioje man būtų kuo mažiau pašalinių trikdžių. Galbūt galiu išeiti į biblioteką, kai kuriems patinka kaviniai dirbti, tai aišku, irgi ne visiems, nes kartais tas triukšmas ar kiti žmonės irgi yra kaip trikdis, bet tada tikrai gal galima pagalvoti apie kažkokią biblioteką. Jeigu tokios galimybės nėra, gal tada galiu kažkaip savo kambario erdvę atsiskirti, išsivalyti tą darbo erdvę, kad nebūtų pagundų. Bet paprastai, jeigu darbo ir poilsio erdvė yra viename, mus labiau vilioja ilsėtis. Labai žmogiška. Visai neblogas metodas, technika yra tokia darbų planuotė. Ja irgi galima pabandyti taikyti. Tai truputėlį papasakosiu. Jie susideda tarsi iš tokių 4 dalių. Pirma dalis yra svarbus ir skubus darbai. Tai į šitą dalį sau būtų galima susirašyti tuos darbus, kurie jau degantys yra ir kurie kartu yra labai svarbus. Ar tai ateičiai, ar, sakykime, darbiniai veikloje tai yra svarbiausias projektas kažkoks. Tai šitos darbus reikėtų atlikti pirmiausia ir jiems reikėtų skirti daugiausiai dienos laiko.
Kita grafa tai yra skubus, bet nesvarbus darbai. Šitie darbai irgi tokie degantys, bet jie neturi tokios didelės reikšmės, sakykime, ne, ten ne toks svarbus, pavyzdžiui, projektas. Šiuos darbus būtų galima atlikti po svarbių ir skubių darbų, arba dar galima pasvarstyti, galbūt, jeigu yra kažkokių kolegų arba pagalbininkų, kuriuos turite, galbūt juos galima netgi ir būtų atiduoti, atlikti pagalbininkams, nebūtinai patiems. Tai šitoj vietoj, jeigu jaučiam, kad nebespėjam ir yra tokia galimybė, verta pasvarstyti apie tokį variantą. Trečia grafa yra svarbus, bet neskubus darbai. Tai yra tie darbai, sakykime, kažkur po 2 mėnesių nelaukiantis atsiskaitimas arba kažkoks raštų darbas. Tai šitos darbus būtų galima atlikti trečioj vietoj ir kasdien pasilikus šiek tiek laiko tokiems darbams, mes jausim iš tikrųjų mažiau streso vėliau. Šitoj vietoj norisi tokį dar irgi pastebėjimą pasakyti iš savo praktikos, kad kai su žmonėm aptarinėdam šitą metodą, tikrai ne kartą yra tekę girdėti, kai žmonės sako, bet visi mano darbai dabar sukrenta į grafą svarbus ir skubus. Tai šitoj vietoj galima taikyti, aš galvoju, gal irgi tokius porą žingsnelių ar momentų. Tai vienas dalykas, galbūt galima pasitarti su vadovu, kad jis padėtų išgraduoti, kurie darbai jo nuomonė arba kurie darbai įmoniai atrodo svarbesni. Jeigu aš darysiu A darbą, galbūt aš nespėsiu padaryti darbo B. Bet galbūt tas darbas A yra svarbesnis šiuo metu negu darbas B ir darbo B aš galiu atidėti. Tai galima tarsi tokį išorinį pagalbininką pasikviesti, jeigu mums patiems visi darbai atrodo svarbus ir skubus. Bet kitas momentas, kurį irgi norisi paminėti, kad iš tiesų kartais taip būna, kad jeigu mes labai neturim tokių įgūdžių ar ne planuoti savo laiko, arba esam linkę atidėlioti dalykus, tai taip atsitinka, kad sukrenta į vieną laiką labai daug svarbių ir skubių darbų. Tačiau taikant, tarkim, kad tokį metodą ilgesnį laiko tarpą ir po truputėlį mokantis išsiskaidyti savo darbus, po kiek laiko, po kelių mėnesių, galbūt jau tikrai nebe visi darbai sukris į tą svarbių ir skubių grafą. Tai tiesiog tam kartais reikia laiko savo darbų planavimui. Ir paskutinė dar grafa, kurios neaptariau, tai yra tokie nesvarbus ir neskubus darbai. Tai apie juos aš jau truputėlį užsiminiau. Tai yra tarsi tokios mūsų gynybos, siekiant išvengti atlikti darbus. Tai pavyzdžiui, kad man būtinai reikia susitvarkyti stalčius, nes jie yra netvarkingi, ne? Bet tai nėra toks iš esmės labai svarbus ir labai skubus darbas, aš jį galiu ir atidėti. Bet tokie darbai dažnai pasitarnauja kaip būdas išvengti svarbesnių užduočių. Tai juos irgi galima susižymėti ir juos galima, pavyzdžiui, daryti per pertraukėlės, tarsi kaip ir tokį poilsį kažkokį, ar ne, panaudoti poilsio lyg laikui, bet galbūt tikrai tas susirašymas gali būti naudingas to, kad mes atkreipsim dėmesį, jeigu jau kils tas impulsas vėl eiti išsivalyti kambarius 5 kartą per savaitę, ne, ir galėsim pastebėti, kad vis dėlto tai yra nesvarbus ir neskubus darbas ir kad paklausti, ar ne, vėl iš kokio jausmo man čia dabar norisi bėgti prie tų darbų, kurie nėra nei svarbus, nei skubus.
Ir labai dar irgi toks svarbus aspektas, kurio norisi nepamesti, tai pagalvoti, kaip aš save apdovanosiu už nuveiktus darbus arba už atliktus žingsnelius netgi, kad ir už mažą žingsnelį save yra svarbu apdovanoti, ar ne? Kartais tikrai motyvuoja sau apsibrėžimas, jeigu aš šiandien padarau, ar ne, kažkokią tą užduotį, kuri man nemaloni, tikrai vakare, nežinau, ar nueisiu kažkur skaniai pavakarieniauti, ar susitiksiu su seniai matytų draugų, ar nežinau, kas jums yra malonu, ar ne, ar ten turėsiu kažkokį atpalaiduojantį savo laiką. Tai pagalvoti kūrybiškai, kas man yra malonu, tai nebūtinai kažkokios yra materialios dovanos savo, ar ne, gali būti tikrai nemokamų būdų sugalvoti, kaip save galėčiau apsidovanoti, bet tikrai toks tarpinis apdovanojimas labai mus motyvuoja, nes kartais mūsų gyvenime tikrai būna tų darbų, kurių apdovanojimas yra labai atidėtas į tolimoj ateityje. Nu, tai sakykime, kad ir tas pats koks nors bakalaurinio magistro darbo rašymas, ar ne, magistro darbo žmonės paprastai ir 2 metus rašo ir tikrai tas apdovanojimas, tas užbaigimas darbo yra labai toli. Todėl yra svarbu tam, kad nepamestumėm tos motyvacijos, pagalvoti, tai tikrai kaip aš galiu išsiskaninti mažesnius žingsnelius ir save paskatinti keliauti toliau per kažkokie malonius dalykus, kuriuos sau padovanosiu ir per padėką sau, kad aš einu po truputėlį į priekį, net jeigu yra sunku. Tai tiek šiandien norėjau su jumis pasidalinti, matau, kad puikiai suspėjau. Taip, tai nustoju dalintis ekranu ir grįžtu pas juos. Ir tačiau, jeigu dar turit kažkokių klausimų, mes turim kelias minutės paskaitos laiko, gal norėtumėt kažko paklausti, tai jeigu jūsų mikrofonai išjungti, tai galit parašyti į chatą. Lauksiu, jeigu galėsiu, tai tikrai mielai atsakysiu. Tai jeigu dar kažkas galvoja, nežinau, sakykime, kažkokį klausimą, tai dar ką norėčiau tada paminėti, kad rytoj 12 valandą per pietus dar vesiu vieną paskaitą apie ribas. Tai jeigu turėsit galimybę per pietų pertrauką, kviečiu prisijungti. Jeigu neturėsit galimybės, tai vėlgi bus Antakalnio poliklinikos puslapyje paskaitos įrašas. Dar tada su kai kuriais galbūt susitiksim rytoj. Kas klausimų aš nematau ir nematau, kad kas rašytų. Tai jeigu nebeturit klausimų, tai galbūt mes galim šitoj vietoj stabtelėti. Ir noriu padėkoti, kad prisijungėt, kad skiriat laiko sau, galit padėkoti, pasirūpinimui savim. Ir tuomet galbūt su kai kuriais pasimatysime dar paskaitoje rytoj. Tai ačiū Jums.